aiškiai. Čia jinai dabar turėtų veikti už šitų. Tempti tas ausinės atitinka šitai už šitų. Tempti ir dalies. O, gal ir panašiai. Gerai. Mikrofonas turėtų būti štai. Man fotografavimui. Gyklas trukdo. Jo. Tai pasisiuvau va tokią. O, vat. Jo. Tai, Kaip diržas? per mažas, o gal aukštas. Vyras aukštas, bet lieknas, tai viskas gerai. O. Aišku. Kada va, vienas ir van. Su motociklu. Taip, svarbu pagrindinį užkyšo. Bet čia nuvažiavo tokia mašinėlė su prekybinė, galvoju, gal bus, bet tai per teliką žiūrėjau lyg tai. Reikia. Matau, kad sveiką ir gyvą pristatėte. Pristačiau. Fantastika. Skrydis fantastika. Tikras laisvo paukščio skrydis. Pirmą kartą gyvenime. Kokį skridau. Prusvėjas, matai. Nesisegęs. Oi, tėvai, tai. Tai gerai, Kazy, kad tokį stambų vyrą pasisudinai. Tai gerai pamėtė. Nu, normalus toksai, bet be... Nu, gyva atmosfera. Jo, neduoda snaps. O, net ausis užgulėjo, dabar tik atšoko. Bet taip, jau, atrodo, nežinau, kaip atrodo, kad čia jau kabį. Jonai, dar ne Atlantas. Dar ne Atlantas, bet jau tikrai. Bet turbūt... Pirmą kartą išbandžiau tokį aparatą gyvenime. Ir ką, visa aerodinamika čia sukrauta ir technika ir eina. Bet tai kaip reikia valdyti kažkaip įprasti tavo viską. Ar leidau, pabandėjau? Ne, pabandžiau, bet tai... Bet nelabai... Bet vėjas stiprus ir negali tiesiog akimirkai nepratęs. Dar nepratęs ir... O, taip, tai ne. Neišmauksi iš karto, reikia pamažu, dabar reikia staigiai reaguoti.